Nuo tada, kai antrame kanale pradėjau kelti video laikrodžių tema, gavau turbūt arti 1000 žinučių su klausimais, kokį laikrodį pirkti, ar šitas geras, iš kur pirkti ir taip toliau. Pamaniau padarysiu savo rekomendacinį epizodą, kur patarsiu, kaip išsirinkti laikrodį, kokius ir iš kur pirkčiau aš. Lietuvoje populiariausia kainų skalė yra iki 1000 eurų, todėl šiandien čia ir pasilikime. Visų pirma, labai dažnai žmonės klausia, kokį laikrodį pirkti, nors patys galvoje nesusidėlioja, ko jie nori ir kas jiems gražu. Tai pirmas dalykas, ką jūs turite išsiaiškinti, tai kokio tipo laikrodžio ieškote ir kada ir kam jį nešiosite. Ar tai būtų klasikinis su odiniu dirželiu, kuris tiks ne tik prie kostiumo, bet ir kasdieniam nešiojimui. Ar klasikinis laikrodis pilnai iš plieno, su plieninė apyrankė ir šiek tiek prabangesnis. Galbūt diver tipo laikrodis kažkada išrastas narams su dideliu atsparumu vandens slėgiui. O gal kažkas sportiškiau ir patvariau, tai yra vadinamieji lauko laikrodžiai, field watches, kuriuos naudoja sportininkai, žygeiviai ir kiti aktyvų gyvenimą gyvenantys. O gal kažkas specifiškiau, kaip piloto laikrodžiai, lenktyniniai chronografai, retro, vintažiniai laikrodžiai ir taip toliau. Tada galite pradėti ieškoti. Kur? Pasakysiu video pabaigoje. Pirma, reikia sužinoti, ko ieškote. Klausykit, palaukit. O ką jūs galėtumėt pasiūlyti iki 10 litų? Ką? Nu, palauk. Aš tau padėliosiu ragelius. O aš ką tu? Aš tau pašalpos dar paskambinti. Pradėkime nuo iki 100 eurų. Patys paprasčiausi bei patikimiausi laikrodžiai šioje kainoje būtų žinoma Casio. Čia rasite biudžetinių kvarcinių laikrodžių praktiškai bet kokiam skoniui, tiek vyrams, tiek moterims, pradedant vos nuo 10 eurų. Viena populiariausių linijų yra Casio Duro, tai apie 50 eurų kainuojantis diveris, kuris buvo pamiltas entuziastų kaip patvarus ir gerai atrodantis laikrodis, kuris turi 200 metrų vandens atsparumą, o svarbiausiai neatrodo ir nesijaučia pigiai. Kas labiausiai nukenčia šioje kainos kategorijoje, tai apyrankės ir dirželiai. Įsigijus pigų laikrodį patarčiau įsigyti ir patogesnę ir geresnės kokybės apyrankę. Casio turi taip pat labai populiarius skaitmeninius retro laikrodžius, kurių kainos taip pat prasideda nuo 15 eurų. Kalbant apie skaitmeninius, būtina paminėti ir G-Shock laikrodžius, kuriuos dar veikiančius turbūt archeologai atkapstys po 1000 metų, tik bateriją reikės pasikeisti. Taip pat už panašią kainą galima rasti ir klasiką tapusius Timex. Na čia irgi pagal skonį galima surasti kone viską. Įvairūs kvarcinio mechanizmo Timex laikrodžiai taip pat prasideda nuo 10 eurų. Tai labai paplitę laikrodžiai tarp praktiškų žmonių, kuriems patinka paprastumas, patikimumas ir lengvai skaitomos valandos. Viena sėkmingiausių Timex linijų yra Expedition, kurie prasideda nuo 20 ir gali eiti net iki 300 eurų. Jie dažnai būna medžiaginių apyrankių ir turi tokią militaristinę išvaizdą. Na, ne veltui buvo pasirinktas ekspedicijos vardas. Pereikime iki kiek brangesnių, nuo 100 iki 300 eurų. Pirmas brendas, kuris iš karto šauna į galvą, tai japoniška klasika Seiko, kurio paprasčiausi modeliai prasideda jau nuo maždaug 100 eurų. Žinoma, labiausiai dabar pamėgti yra Seiko 5 Sports. Tai diveriai, kurių buvo išleista įvairiausių spalvų kombinacijų. Tai jau nebe kvarcinis, o automatinis mechanizmas NH35 arba jo nedidelė modifikacija, kurią jie naudoja. Tai yra patikimas ir lengvai tvarkomas mechanizmas. Nors kažkam sugedus, daug pigiau jį tiesiog pakeisti į naują, nors vargu.
ar jis iš viso suges per pirmus 5 metus. Vienintelis dalykas, kodėl man jie nepatinka, tai vėlgi apyrankės. Jos greitai išsivaikšto, susibraižo ir rankoje jaučiasi gan pigiai. Ją sunešiojus tiesiog iš AliExpresso galima nusipirkti daug patvaresnę, būtent šiam laikrodžiui pritaikyta 316 L plieno apyrankė vos už 30 eurų. Tik reikia gerai atsirinkti. Atkreipkite dėmesį į paskutinį jungiamąjį narelį. Jei jis bus užpildytas ir tvirtas, greičiausiai bus geras, o jeigu va toks plonytis kaip iš skardos, tai veikiausiai apgaulė, su 5 kartus padidinta kaina. Kitas, niekuo nenusileidžiantis, taip pat japoniškas brendas yra Citizen, pastaruoju metu išleidžiantis vis daugiau apšnekamų laikrodžių. Pavyzdžiui, Citizen Tsuyosa, kurie prasideda maždaug nuo 200 eurų. Tai akiai traukiantis įvairių spalvų patrauklaus dizaino mechaninis laikrodis. Man asmeniškai labai patinka jo švarios linijos ir Rolex President stiliaus apyrankė. Žmonės tik skundžiasi per maža karūnėlė, kurią sunku užčiuopti, ir gan prastokų lume, tai yra indikatorių švietimų tamsoje. Citizen laikrodžių kainos gali prasidėti vos nuo 60 eurų. Čia taip pat rasite visko, nuo klasikos odinių dirželių iki didelių daiverių. Kitas šios kategorijos sąraše žinoma yra Orient. Dar viena japoniška klasika, be kurios laikrodžių pasaulis turbūt nebūtų toks pat. Jie pasirinkimu irgi nesiskundžia, tačiau labiausiai dabar yra garsus Orient Bambino modelis. Tai vintažo įkvėptas klasikinis laikrodis, kuris vartotojus sužavėjo dėl savo paprastumo, nerealios kokybės, kaip už tokią mažą kainą, automatinio in-house vadinamojo naminio mechanizmo, patogaus 40 mm dydžio, išgaubto mineralinio stikliuko ir prabangos jausmo jį dėvint. Nuo maždaug 300 eurų prasideda jau kiek rimtesni laikrodžiai, iš kurių galima tikėtis geresnio baigtumo, poliravimo, skaidresnio safyrinio stikliuko, patvaresnės apyrankės ir sumanesnio ir akiai patrauklaus dizaino. Seiko turi ir savo geresnę versiją, maždaug nuo 600 eurų prasidedančius Seiko Prospex. Tai laikrodžiai sukurti remiantis aukštesniais standartais, jie patvaresni, brangesniais mechanizmais ir unikalesniais dizainais. Pats turiu Prospex chronografą, kuris įkraunama saulės energija, be galo išvaizdus laikrodis realybėje ir jaučiasi ta aukštesnė kokybė, nei kad kitų įprastų Seiko modelių. Kadangi Prospex labiau aktyvam stiliui, jie taip pat turi savo brangesnę ir elegantišką versiją. Man labai gražus Seiko Presage laikrodis, pramintas Cocktail. Tai prabangios išvaizdos ir įdomaus ciferblato dizaino laikrodis prie kostiumo, ypatingoms progoms. Juos galima įsigyti nuo maždaug 400 eurų. Savo geresnę versiją turi ir Orient, tai Orient Star. Nors jie nėra tokie populiarūs, tačiau taip pat išsiskiria savo kokybę ir gerų išbaigtumu. Kokybė ir kaina jie panašus į Seiko Prospex, bet man asmeniškai jie dvelkia švaresnio dizaino pojūčių. Galbūt dėl to, kad dominuoja smailesnės ir minimalistiškesnės detalės. Būtų nuodėmė nepaminėti ir šveicariškojo Hamilton, turbūt mažiausiai kritikos sulaukiantis brendas, kuris atrodo su kiekvienu modeliu taikliai pataiko į savo norimą auditoriją. Jie turi visko, nuo militaristinio populiariojo Haki modelio iki daiverių ir klasikinių laikrodžių. Jų mechanizmai patikimi, o dizainai šaukia apie tvirtą, klasišką bei tradiciją mėgstantį kietą vyrą. Pigiausias jų modelis naujas kainuoja kažkur nuo 400 eurų. Pamenu, jie pasidarė labai sėkmingą marketingo kompaniją, kai pasirodė filme Interstellar. The watch. That's it.
We code the data into the movement of the second hand. All this time, I didn't know it was him. Dad's gonna save us. Verta atkreipti dėmesį ir į Mido laikrodžius. Nors jie neturi savo logotipo ir pavadinimas atrodo blankiai, jie taip pat yra žinomi už savo geros kainos ir šveicariškos kokybės santykį. Jų mechanizmai dažnai turi nepaprastai ilgą galios rezervą, o Mido kainos prasideda nuo maždaug 600 eurų. Verta paminėti ir klasiką tapusius Tissot, taip pat senai gyvuojantis šveicariškas laikrodžių brendas. Jie labai didžiuojasi, kad veikia jau 170 metų. Per tą laiką vis tengiasi kuo daugiau modernėti ir pasiekti kuo daugiau auditorijų. Dėl to kartais nudega su dizainais, tapo komerciški, dėl to nukentėjo brando siela, bet šiaip turi labai vykusių laikrodžių. Man labai patinka mano PRX modelis, pirkau jį kvarcinį, nes naujas man jis kainavo tik 250 svarų, o mechaninė jo versija būtų atsiėjusi dvigubai tiek. Ar Powermatic 80 mechanizmas vertas tokių pinigų, čia turbūt plati tema diskusijai. Atrodo, realybėje jis tikrai išskirtinai, puikiai priglunda prie riešo ir nekimba prie drabužių. Užsimetu jį, kai nėra laiko nusistatyti mechaninį laikrodį prieš išeinant. Frederic Constant. Nežinau, kodėl jie dar nepakėlė savo kainų, bet džiaugiuosi. Iš pažiūros jie atrodo kaip labai prabangus ir brangus laikrodžiai, tačiau juos galima įsigyti kažkur nuo 600 eurų. Sunku rasti jų negražų modelį, turbūt nesumeluosiu, kad dauguma jų solidus ir puikiai apibrėžtų formų. Ir skirtingai nei Tissot, Frederic Constant stengiasi kurti savo mechanizmus. Už ką kitos kompanijos ant savo laikrodžių uždeda net iki 10 000 kainos etiketę. Jei svajojate apie savo retro Mercedesą, jums turbūt patiktų vintažo įkvėptas Baltic Micro brandas. Senųjų laikų įkvėpti Baltic taikosi į švarę vintažinę estetiką mėgstančių žmonės. Juos neretai pagerbė ne tik entuziastai, bet ir laikrodžių renginiuose. Vos 2016 įkurtas brandas savo mechanizmus siunčiasi iš Japonijos. Kitas dalis iš Hongkongo. Sudeda ir dirželius siuvo Prancūzijoje. Kaip ir visi laikrodžiai, kuriuos norėjau paminėti. Jei norite, dar siūlau peržvelgti Certina, Traską, Casio Oceanus, Bulova, Christopher Ward ir Alpina. O dabar pažiūrėkime, kur tai galima įsigyti. Pirmiausia, tai išsirinkite savo patinkantį laikrodį. Į paiešką suvesdami jo modelį tikrinkite, kiek jis kainuoja visur internete, kad žinotumėte, kokia maždaug jo vertė ir kokia būtų gera kaina jį pirkti. Pigesni laikrodžiai dažnai būna Amazon.de puslapyje. Virš 60 eurų siuntas jie į Lietuvą siunčia nemokamai. Taip pat labai paprastas grąžinimas, garantija ir apsauga. Ten taip pat neretai būna didelių nuolaidų, tai kartais verta įsidėti į krepšelį ir palaukti, pasiekti kainą. Labai geras tinklapis yra camel.com. Ten įklijavus Amazon produkto nuorodą galite pažiūrėti jo kainos svyravimą per kelis metus, kas sudarys gerą įspūdį apie tai, už kiek būtų galima tikėtis jį nupirkti. Taip, vietinės parduotuvės sakys, kad tokie tinklapiai kaip Amazon atiminėja iš jų verslą, bet ar galima mus kaltinti, kad perkame ten, kur pigiau? Į fizinę parduotuvę patariu eiti tiems, kas nori kartu pirkti ir realią patirtį, tai yra bendravimą, palaikymą rankose ir pasimatavimą. Augant laikrodžio kainai vis labiau verta jį pirkti dėvėtą, tiesiog gaunas vis didesnė nuolaida. Galite perversti tinklapį yomashop.com. Tai Amerikoje veikiantis tinklapis, ten yra ir naujų, ir naudotų, bet geros būklės laikrodžių ir tikrai žemomis kainomis. Tiesa, jie į Lietuvą nesiunčia, tektų naudotis tokiamis paslaugomis kaip Shipzy, tai kartais net ir su mokesčiais ten apsimoka įsigyti. Taip pat galite perversti Chrono 24 puslapį, tai didžiausias laikrodžių marketas pasaulyje, nors aš ten retai randu gerų dylų, atsiversti vis vien verta.
Jei gyvenate Britanijoje, ar ten dažnai būnate, ar turite ten draugų, galite peržvelgti ir TK Maxx puslapį. Nors ten didžioji dauguma šlamštas, nekartą esu radęs daug žemesnės nei rinkos kainos laikrodžių. Pavyzdžiui, Hamilton, Citizen, net Frederic Constant. Juos galima užsisakyti tik į fizinės parduotuvės Didžiojoje Britanijoje. Kur nepatarčiau pirkti, tai Vinted arba Skelbiu LT. Ten labai daug vagių ir netikrų skelbimų. Labai paplitęs skemas dabar yra įkelti tikro laikrodžio nuotrauką, o į siuntą įdėti pigų padirbinį. Klastojami čekiai, dokumentai ir taip toliau. Taip pat labai neblogų dylų randu lietuviškoj Facebooko grupiai laikrodžių rinka Watch Market. Ten žmonės nors ir neretai prikelia vėjų kaip Michael Kors, ten yra keli pagrindiniai pardavėjai, kurie užsiema normalių laikrodžių perpardavinėjimu. Ir net su jų antkainiu dažnai tikrai apsimoka nusipirkti. Kartais jie turi netgi naujų laikrodžių už pigesnę nei rinkos kainą. Verta atkreipti dėmesį į tokių žmonių skelbimus kaip Roman Ustinovič, Gintas Lekavičius ir Dovilas Dicevičius. Tai šiandien tiek. Tikiuosi, nors kiek suteikiau naudingos informacijos biudžetiniams laikrodžiams. Svarbiausia, nepatingėkite pasinaudoti paieškos lauku ir pasidaryti savo tyrimą. Išsirinkite savo patinkantį dizainą, o beieškant kiekvienam tų dizainų galite rasti ir alternatyvų. Taip pat išsimatuokite savo riešą ir išsirinkite savo patogų dydį. Gero nešiojimo! Beje, jei norite susirašyti, ateikite į mano Discordo serverį, kurio nuorodą paliksiu šio video aprašyme. Ten apačioje yra laikrodžių skiltis. Iki!